noriu pademonstruoti biškį tokį savo seną burtą akumuliatoriams testerį, ant toks durnos išvaizdas. Čia dabar prisiminęs iš senų laikų, kada buvau bandęs daryti ir, truputėlį biškį nekorektiška gavos, bet atrodo neišvaizdžia, bet, ta prasme, principams atlikti. Tik truputėlis toks niuansas, kad mano ampermetras yra iki 100 amperų, čia spiralė su ta, čia yra nichrom spiralė, nuo kažkokį seną suvirinimo aparatą, tipo amperažų maždaug reguliuoti. Greičiausiai iš viso ta spiralė buvo visai ne nuo suvirinimo aparatą, čia tiesiog buvo apsimadilkinti, nuo kažko pritaikyti. Aš taip įsivaizduoju, nuo kažkokios elektrinės apkrovos. Ir tiesiog buvo panaudoti suvirinimo aparatų, bet ne apie tai dabar. Kame problema biški, kad aš tada, kai dar pakankamai jaunas būdams, truputėlį skubėdams ir norėdams tai išbandyti, tiesiog per trumpą spiralį pasiėmiau, nes principe akumuliatoriaus testau, darant iki 100 amperų apkrovos pilnumo užtenka. Tik tas, aš biškį pražioplinau, nedasižiūrėjau, tai gaunas čia virš 100 amperų apkrova. 100 amperų ir pilnumo užtenkama, kad galėtum akumuliatorių ant apkrovos patikrinti ten keliom sekundėms, kaip laiką apkrova ir kokią tą įtampą beleikti apkrovos metu. Nuo to gali spręsti, ar akumuliatorius dar yra gyvus ar negyvus iš vis. Čia dabar neaišku, gavau akumuliatorių. Čia yra iš benzininės mašinos. 12 voltų, kaip standarts, ir 64 ampervalandžių talpos ir 610 amperų startinė galia. Daug, nedaug, kiek čia gaunas, nežinau, gal kokį porą metų ant nenaudojams, iš mašinos buvo išimts važiuojančios ir tiesiog čia turiu dabar multimetrą savo pasijungęs, skaitmeninį ir turim analoginį tipo voltmetrą, nelabai aš čia suprantu tą skalę, debilišką. Tai vienas pagaliuks reiškiasi yra 0,2 voltą, ar 2 voltą, ne 0,2. Ir gaunasi taip, tikriausiai 0,25 gal, karoči. Iš AliExpress standartiška. Ampermetras normalus irgi iš kiniečių. Šiaip nebūt normalus, tik tas skalė manim erzinant, aš negaliu kažkada čia 0,5 skalį ir esu užsirašęs net. Tai ir čia trumpam buvau pridėjęs pasižiūrėti ampermetras, ką parodo, ta prasme, laidų kryptis. Skaitos į kurią pusę man pajungiama ta rodiklio šoks. Pajungiau, pataikiau iš karto. Viskas gera. Tai čia yra neržaveikinis kažkoks, tai neaišku. Čia yra bandyts, nežinau, su bronza greičiausia. Kažkino daryts. Reiškia, greičiausia su rezaku. Bronza buvo prilydyta, tai, karoči, toks niek nebūręs, nieko nedaręs. Taigi, čia yra 100 amperų šuntinis rezistorius. Irgi iš kiniečių, čia irgi labai sena pirkęs buvo šana 100 amperų, 75 mV kritims. Tai vienu žodžiu. Geras iš tikrųjų, ta prasme, sutikrinis, viskas ok. Ir tai dėsiam, kontaktausiam čia ir matysiam ampermetras lūžti priekį, dugnu 10, 40. Įdomu, sakau,
Voltažas atsistatinė. Šepsena ir kraucans į tas akumuliatorius. Galite įsivertinti patys. Iš tikrųjų labai gers akumuliatorius. Į tai per ilgą aš čia užlaikiau visą pajungtą apkrovą. Kiek čia 10 ar 11, nebeatsimenu, vien žodžiu, vaizdą įrašį pamatys. Jeigu jau 10 ten voltų, 10 voltų seik, ta prasme ant apkrovos, nu jau akumuliatorius nekažiką. 10, ta prasme, čia kad arti 11 dar. Nu, tai yra good. O toliau vis tiek, kaip sakant, šitas 12-23 atsistatė, kaip sakant, normalią apkrovą laiką. Ir aš galvoju, reiks blemba, susiras dar tos spiralės, kažkur tai vienos turėtų būti dar, jeigu ne, iškuosim kitur, kur aš pradėjau daryti. Ir gal kada nors susirinkti, reikėtų kokį normalią konstrukciją. Tai vat, ir ar gal reikėtų didesnį šuntą su ampermetru ir viskas. Tada būtų spakainė. Nu, vienu žodžiu, principą aš parodžiau. Turiu aš čia tų akumuliatorių dar. Čia 2, mašino dar yra, kuris yra numiręs. Ir reikėtų išsiimti iš tos pačios beškelės man. Tai, kaip sakant, trumpam pakėjus, kiek tarnaus tas akumuliatorius, teik, man užteks to beškė. Ir reiks prasičekinti visus akumuliatorius, taip, pasižiūrėti, kurie geri, kurie negeri. Kurie negeri, tiesiog švilpinti į laužynams. Tai va, tiek žinių. Toks trumps, toks vidosiukas. Tai va, tiek žinių. Gera, davaitė.